Sveiki, jūs žiūrite vaikų kanalą. Šiandieną kartu su jumis išpakuosiu Lislės Pečio rutuliuką. Apžiūrėsim Sofiją pirmąją ir dar 2 Lislės Pečio, tai yra 3 Lislės Pečio gyvūnėlius. Taigi, iš pat pradžių išpakuosime Lislės Pečio rutuliuką. Viduje yra Lislės Pečio gyvūnėlis su rutuliuku. Tai padėkime pakuoti. Rutuliukas bus žalias, bet koks gyvūnėlis. Taigi, ir viduje yra sraigė, kokia miela. Violetinė su violetiniu nameliu, galima sakyti, ir oranžiniu pilvuku. Jos rutuliukas yra žalias. Nestovi. Toliau apžiūrėsime Lislės Pečio apšviečiantį gyvūnėlį. Tai fėja. Ji buvo be jokių priedų. Ir ji šviečia raudonai. Ji visa šviesiai violetinė, turi geltonus plaukelius. Ir štai čia geltona. Jos akys mėlynos, sparnai blizgantys, rožiniai su permatomu. Rageliai taip pat labai gražūs. Talentingasis Lislės Pečio gyvūnėlis. Šiek tiek. Štai, jis eina atgal, ne į priekį šiuo metu. Jis turi akinius. Rožinius ir jis yra žydras su žvaigždutėm. Akytės labai gražios, violetinės. Toliau Sofija pirmoji. Ši lėlytė man patiko labiausiai, todėl ją ir nusipirkau. Ji buvo tik tai su gėlytėm. Jos sijonas labai gražus. Jos rankos taip pat juda, kaip ir galva. Ir liko Lislės Pečio varlytė. Ji taip pat neturėjo jokių priedų. Štai čia matote užrašą lapese. Ji čia turi burbuliukus, ji žalsva. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Vaikų kanalas.